Šiandien atvykau į Istros aviacijos muziejų. Neužilgo pabandysiu užeiti vidun, o pats muziejus tai yra lėktuvo ekspozicija po atviru dangumi. Tiksliau, tai yra viena dalis jo, kuri mane domina. Joje tarybinius laikus menantys Vailapėno atgabenti kariniai ir mokomieji naikintuvai, sraigtasparniai bei restauruotas radaras lokatorius, galintis sukti savo didžiulę parabolinę anteną. Muziejaus viduje lėktuvų propeleriai, matavimo prietaisai, ekipiruotė, aviacinė elektronika, juodosios dėžės ir begalė kitų įdomių eksponatų. Pažiūrėsim, ką šiandien mums pavyks pamatyti. Dabar čia yra bokštas valdymo, kaip tik jums rodau. Tuoj keliausim toliau. Paminklas Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui atminti. Taigi pradedu lauke pasivaikščiojimą ir priėjau prie pirmojo lėktuvo Su-15, naikintuvas perėmėjas, pagamintas Rusijoje 1950 metais. Tai pirmas TSRS bet kokiu oru galintis skristi lėktuvas, buvo pagaminta 1500 orlaivių, išgarsėjo numušęs Pietų Korėjos oro linijų Boeingą 747. Nelabai šlovingas išgarsėjimas, nagi pasižiūrim, kaip jis atrodo. Štai kabina. Numeris 82. Наземных предохранительных чек. Neįsivaizduoju, ką tai reiškia nuoširdžiai. Tuščia. Štai čia kabina visai čia pat. Pirmą kartą esu prie taip arti. Nesvarbu, kad senas, bet naikintuvo. Sparnai net mažesni negu įsivaizdavau. Dabar, man atrodo, irgi naudojama yra su naikintuvai karuose. Tiesa, modeliai jau aišku yra naujesni. O, paukštį nubaidžiau. O štai čia liepsnos pasirodydavo. Bet čia jau variklis, kaip suprantu, išimtas yra. Tik karkasas. Ukrainos, tikriausiai buvo Ukrainoje, nes jų herbas prieinam prie legendinio Mi-8 sraigtasparnio. Aviacijos kompanija. Šiek tiek informacijos. Vidutinės klasės malūnsparnis, pagamintas Rusijoje 67 metais. Naudingas krovinys 4 tonos, 24 net keleiviai gali tilpti. Čia pilotų kabina, vairalazdės. Attention, open the hatch from the cargo compartment, don't stand under the hatch. Nestovėti čia. Durys
Štai įėjimo, išėjimo. Papildymas kuro štai čia. Langeliai. Oi. O sėdynės ten matosi. Dabar priėjau prie MiG-23, pagamintas Rusijai 67 metais. Maksimalus nuskrendamas atstumas, kaip suprantu, yra 1,1800 km. Buvo pagaminta apie 3000 MiG-23. Gamyba baigta 90-mečio pabaigoje. Lėktuvas gali keisti sparnų geometriją nuo 72 iki 16 laipsnių. Nagi, pasižiūrim, kaip jis atrodo. Štai šitas seneliukas 0,5. Irgi ant jo matau galinio uodegos. Tiksliau ant jo uodegos gale irgi Ukrainos simbolika. Įdomus metalas prie rato. Jis tarsi pridengia ar uždengia ratą. Čia kokia mechanika hidraulinės sistemos. Štai ir naikintuvų legenda tapęs MiG-21, pasirodęs 57 metais Rusijoje. Šiais naikintuvais buvo skraidoma net 47 šalyse, kuro bako talpa 2600 litrų. Iš viso pagaminta net 11 000 šių naikintuvų buvo. Štai legendinis MiG-21. Padabintas 35 numeriu. Kabina. O čia neaišku, iš kur šitas žvaigždė. Būtų raudona, sakyčiau, originaliai iš rusiškas buvęs. Rusų naudotas Tarybų sąjungoje. Gal nusitrynus ta raudona spalva. Nežinau šito. Toks kaip kamufliažinis. Ir man įdomus jų tas nosies smailumas toksai. Kaip grąžtas koksai. Štai čia radaro sistema. Štai Mi-2 sraigtasparnis. Rusijoje pagaminta 61 metais. Keleiviai 8 tik tai šito galėjo skristi. Buvo plačiai naudojami kariuomenės, valstybinių bei komercinių subjektų. Neskaitant keleivių ir krovinių gabenimų, šis sraigtasparnis taip pat buvo naudojamas greitos medicinos pagalbos, policijos operacijų bei gelbėjimo operacijų metu. Pasižiūrim, kaip jis atrodo. O, kokie sraigtai. Jo, bet toks kompaktiškas labai atrodo. Mažiukas toks.
sėdynė nedidukė, o ten gali keleiviai sėsti. Valytuvas. O ten yra kažkokie mygtukai. Imitatoriai odkazov. Trimeriai, fara. Lempos tikriausiai tai reiškia. O čia keleiviai sėdėdavo. Šįkart manau, kad šis naikintuvas vadinasi L-29, čekoslovakiškas 59 metų gamybos mokomasis reaktyvinis lėktuvas. Maksimalus atstumas 602 km. Sovietų Sąjungos oro pajėgose buvo naudojama daugiau kaip 2000 šių lėktuvų. Štai kaip jis atrodo. Sparnukai. O, šito galim pažiūrėti kabiną labiau galbūt. Kas iš jos, likę, aišku. Mano manymu kėlėsi čionai irgi susidomėjusios lėktuvais stebi teritoriją.